Laukia rinktinės kovų su Anglija, Šveicarija ir San Marinu? Turėk nuosavą vietą stadione visoms 3 rungtynėms. Įsigyk abonementą. Rinktinę remia Stiklitat, Termoveit, Rokiškio sūris, Vilniaus alus. Pirk abonementą bilietai.lt. Kokias rungtynės? Futbolo rungtynės mačiau, pirmą kėlinį buvo to futbolo, antrą kėlinį mažai. Tai žiūrovam turbūt buvo neįdomu antrą kėlinį, tačiau mes tengiamės daryti geriausią, ką galim. Išvedė iš pusiausvyros tai, kad Kelmės komanda pradėjo labai spausti antro kėlinio pradžioj. Aišku, jiem nieko nebeliko, jie pralaiminėjo, jie norėjo įmušti. Ir pasidarėm, pats asmeniškai padariau tokią grubę klaidą ir prisijėmu atsakomybę už tai įvartį. Labai gaila, tokios drausmės nepasilaikiau aš ir visa komanda. Ir toj pasiekmėj praleidom, išlygino, šiek tiek pasimetėm. Tada Juanas, aš pats nemačiau asmeniškai to momento, bet jeigu teisėjas parodė, turbūt buvo raudona kortelė ir tai išvis išvedė mumis iš pusiausvyros ir mes tiesiog žiūrėjom, kaip užbaigti varžybas. Aišku, turėjom progą 500%, gaila neįmušėm. Nežinau, reikės daryti išvadas ir žiūrėti priekį. Liūdna. Rungtynės šiandien tokios kietos. Jūs atsakėte kietą varžovų žaidimą, jūs pradėjot, kaip tau pačiam? Buvo ir iš trenerio prieš varžybos toksai komentaras, pastebėjimas, kad Kelmė renkasi labai grubę taktiką. Ir iš karto matęs nuo pirmos sekundės jie pasirinko tokią, pavadinčiau, gudrią taktiką. Neiti po vieną į šitas labai aštrias dvikovas, tačiau visi kaip komanda ėjo labai kietai nuo pat pirmos minutės. Teisėjas, mano nuomonė, pradžioj to nesuvaldė, galvojo, kad tai pradžia ir galbūt tai čia nusiramins ir emocijos nuslūgs. Tačiau aš manau, kad tai buvo Kelmės labai gudri ir sveikinu juos už šitą taktiką, labai aštriai žaidė. Ir mums nieko nebeliko kaip tik tai atsakyti tuo pačiu, nes teisėjas tą leido daryti. Pats įmušiai šiandien ir apskritai šiame sezone vos 3 įmušti įvarčiai, vieną į savus vartus įsimušė. Ko trūksta atakuojant? Aštrumo, pats esi gynėjas? Šiandien įmušiau, ačiū Dievui už tai. Labai gerą pasą padarė Josuetel ir man beliko iššokti ir nukreipti kamuolį. Dėl įvarčių realizacijos iš tikrųjų manau, kad viskas atsiremia į psichologiją, labiau vaikinai mes esame visi jauni, aš kaip kapitonas vos ne vienas vyriausias, vos 23 metų ir manau, kad mums trūksta to šaltakraujiškumo labai prieki. Buvo Juanas išvažiavęs 3 varžybas, nežaidė, galvojom, kad tai sugrįžęs atpirks ir grįž tos progų realizacijos, tačiau dar truputį reikia laiko, truputį reikia, aš manau, kad mes meistriškumą labai gerą turim, energiją labai gerą turim, progų turim labai daug, manau, trūksta šaltakraujiškumo ir psichologinio iš tikrųjų barjerą tokį perlipti. Sunkios rungtynės buvo daug labai kovos, grubios, futbolas nebuvo labai, sakykime, techniškas, nežinau. Žiūrovai gal galėjo patikti, kad buvo labai daug veiksmų. Gavot raudoną kortelę, po to buvot labai nepatenkinti teisėjais, šiandien kaip jų darbas? Toks klausimas kompromituojantis, bet tai galbūt, sakyčiau, mano akimis, tai turbūt tai buvo paseka pirmų 10 minučių, kai teisėjai, sakykime, leido labai grubiai žaisti, vėliau sekė tas pats, o paskui atrodė, kad jau buvo desperacija ir kortelės buvo dalinamos kairė dešinė. Džiugina tai, kad žaisdami 10 vis tiek kūrėt momentus ir ko gero kontroliavot kamuolį tikrai daugiau nei varžovai. Kaip tas džiugina, kai rezultatas pasiliko toks pats, tai pernelyg to didelio džiugesio ir nėra. Kad ir kūrėm tos epizodus, bet klydom tose momentuose, kokiuose negalim saulės klysti. Dirbom tą linkme, bet klaidos kartojasi. Buvo tos klaidos tokios, kokius sakau, šiandien negalėjom leisti. Šiandien keitimai ar pasiteisino, Edgaras taip išėjo gana aktyviai. Taip, Vitkevičių tai galima tikrai pagirčiau toje vietoje, įnešė daug gyvumo. Jisai toks žaidėjas, kad jisai gali, nori. Tiesiog tik tai būtų, sakykime, vainikavęs savo tą pasirodymą įvarčių. Ir buvo labai arti patys matė, Virpstas išgelbėjo varžovus.
O kiti, kurie pakeitimo išėjo? Sakykime, tokioj vos nemėsmaliai, kas čia vyko, tai sunku būtų kažką išskirti. Visi vyrai stengiasi, labai atidavė jėgas. Gaila, kad šiandien esam su vienu tašku mūsų trimis.